iš tikrųjų, kol peržiūriu tos pirmosius klausimus, iš tikrųjų Mildos norėčiau paklausti apie tą patį pradinį etapą, nes prasitarė, kad nors ir tikrai išgirdome mes apie tokios tikrai fantastiškas sėkmės istorijos etapus paskutinius porą metų, bet kompanija Vinted jau yra 8 metai. Tai va tiesiog gal trumpai papasakosi, kas vyko pirmus porą metų, kaip susijungėte ir kaip atrodė ta pirma pradžia. 2008 metais gimė idėja. Ir šiaip daugumai būna, kaip pasakau, kad Vinted yra 8 metai, dažniausiai visi nustemba, nes mes kaip verslas medijos akiratyje atsiradome prieš kokius 4-5 metus. Ir ne veltui, nes pirmaisiais metais mes iš tiesų buvom tik tai hobby projektas ir mes su Justu dviesi su vaikinu, su kuriuo sukūrėme mano drabužius tuo metu. Tai mes šiaip iš tikrųjų net nedirbam nei full time, mes dirbame po 1-2 valandas per dieną, savaitgaliais po maždaug kokias 3-4 valandas ir mes jau dirbam kokius 2-3 metus. Tai kai sakau, kad yra 8 metai Vinted, tai iš tiesų tai yra mažiau kaip verslui, bet kaip pačiai idėjai tai yra 8 metai. Ir Vinted verslu tapo, mums buvo turbūt kertinis toks gal pokytis, tai kai prisijungė prie mūsų verslo angelas, Mantas Mikuckas, turbūt daugumą jį žinote, kai mes tiesiog prieš tai buvom su Justu jau supratę, kad mes taip augame ir supratome, kad ko gero atradome something big, kad toksai, kad čia visi į mus kreipiasi visi portalai, visi privatus asmenys, kurie sako, mes norime jūs investuoti, norime jūs nupirkti. Ir mes kažkaip iki to laiko nebuvom net susimąstę, kad čia kažkas tai yra something big. Ir tai va tada mes pradėjom galvoti ir Mantas kaip tik prisijungė prie mūsų ir sako, žiūrėkit, sako, jūs nenorite, sako, tiesiog nevaidint, kad čia yra lietuviška kompanija, kuri bus gyva tik tai Lietuvoje, o paimti tiesiog jauti už ragų ir imti visą Europą iš karto. Tuo metu apie pasaulį net negalvojom, tada galvojom tik apie Europą. Tai va, tai taip viskas ir prasidėjo. Ir tada sakyčiau, kad kokiais 10-11 metais tai iš tiesų tapo tikruoju verslu. Tai tada tiesiog patikslinu, tiesiog aš išgirdau, kad pirmus keletą metų jūs startuolio kaip tokio nekūrėte. Nekūrėme, nors oficialiai buvom pripažinti metų startuolių, tai nežinau. Tai ką jūs tada darėte, kas motivavo? Mes visų kažkaip labai diskutavom, bet kai mums tada po 2 metų mums pasiūlė vienas iš portalų tokią gana nemažą sumą pinigų, kad mus nupirktų ir aš jaučiu, kad ant manęs užkristas daiktas. Robertai, gal Microsoftas nesupyks, jeigu truputėlį jos... Ačiū. Tai mūsų gal buvo toksai su Justu kertinė diskusija, kai mes supratome, kad mūsų didieji portalai kažkaip nepaleidžia, labai atkakliai vis skambina, vis rašo mums e-mailus ir sako, gerai, mes nepasiduodame, mes vis tiek jūs norime nupirkti arba investuoti. Ir mes tada su Justu paklausėm, dėl ko mes tą darome? Ar mes tą darom dėl pinigų? Dėl ko apskritai mes darėm visus šitus 2-3 metus šitą tuo metu projektą dar vadinam. Ir mes nusprendėm, kad mums yra saviriška. Tuo metu buvo saviriška numeris 1. Jeigu būtumėt paklausę, kokia buvo mūsų vizija tuo metu, tai mes neturėjom vizijos. Mes neturėjom vizijos, kad mes norim būti numeris 1 Lietuvoje. Mes neturėjom vizijos, ar mes norim pasaulį užvaldyti. Mes net nesvarstėm, ar mes norim butikas būti, butikinis versliukas. Tai iš principo mes sakėm, kad Justas sako, man labai gera platforma mokytis kaip developeriai, aš galiu kurti bet ką. Aš tuo metu buvau atėjus iš PR ir sakau, aš tiesiog nemoku su marketingu, tai aš noriu pažaisti su marketingu. Tai mes taip sutarę buvom ir mes tos 2 metus tiesiog žaidėm. Šiaip palėtėjai kvalifikacijos temą, nes vienas tokių dažniausių klausimų, kur iš tikrųjų ir mes patys girdame ir startuoliai dažnai užduoda, tai yra kokios kvalifikacijos reikia, kad pradėti startuolį, nes yra nuomonės, kad vieni mano, kad reikia būti tiesiog lyderiu, ten vos ne kaip Napoleonu, kuris moka vesti žmonės, kiti sako, turi būti kažkokiu tai talentu, kuris ten gali suprogramuoti visiškai viską. Tai ar tai buvo iš tikrųjų taip jūsų atveju ir tavo nuomonė, nuo ko galima, koks yra atspirties taškas? Manau, mums su Justu, kas labai gavosi gerai, mes labai turėjom gerą intuiciją, ko mums reikia. Mes niekada versliškai pagal verslo taisyklės nesivadovavom, nes jų nežinojom visų pirma. Ir mes ką labai pajutėm, kad mes kažkaip identifikavom labai gerai 2 kertinės vietas. Kad nebus portalo, jeigu nebus developerio, o mes pinigų neturėjom, kad samdyti developerį, tai Justas sako, gerai, aš būsiu developeris, o aš iš kitos pusės, suprantama, kad aš tada galiu viešinti, nes aš atėjau iš PR. Tai toksai gavosi atsitiktinai. Bet ką mes vėliau supratom ir kas mano patarimas yra dažniausiai kitiems žmonėms, labai svarbu identifikuoti kertinės
kryptis, be kurių negali išgyventi jūsų verslas pačioj pradžioj. Ir aš netgi sakau, tada geriausiai imkite iš viso tai į co-founderių komandą, nes jie bus labiausiai motyvuoti, jie dirbs ne kaip darbuotojai, o kaip bendrasavininkai. Tai mums tas įvyko ir manau, tai buvo irgi viena iš sėkmės priežasčių. Tai pradžioj taškoj, kaip apibūdinsi jūsų kvalifikaciją, tam etapui, nuo kurio pradėjote? Patirties metų prasme, įvykdytų projektų prasme, kas buvo? Aš iš viso buvau tuo metu studentė, tai aš turėjau gal pusmečio PR patirties, tai sakyčiau, aš buvau visiškai be patirties. Justas buvo šiaip genius, jisai nuo 14 metų dirbo jau su didžiaisiais prekybos centrais, jis kurdavo database'us jiems, tai jis toksai buvo irgi savadarbis programuotojas, tai jisai turėjo, bet jisai, pavyzdžiui, iš verslo pusės irgi nieko, jokių susidūrimų su verslu, tik tai tiek, kad su pačiu developmentu, bet developmente tai jisai buvo labai stiprus. Supratau. Edmundai, gal tada tu papasakosi, vėlgi, tikrai ne pirmi ir ne antri metai, kai tu užsiimi šitą veiklą, tai gal papasakosi, atskleisi gal paslaptį, jau kiek metų tavo startuoliai yra ir kaip atrodė pirmieji porą metų? Trakdakas mūsų pagrindinis produktas ir kartu žinomas kaip mūsų startupas, nors dabar turime 3 produktus, tai jisai kaip atsirado 3,5 metų atgal. Aš jau norėjau daryti startupus, prieš tai bandžiau daryti startupus ir tiesiog nuvažiavau į Minską, į Baltarusiją, aplankyti draugų ir tuo pačiu sudalyvau hackathone, kur susipažinom su Antonu ir Žaine, mano co-founderiais. Antonas buvo dizaineris, Žaine buvo programuotojas, mes visi dirbom agentūrose tuo metu. Aš Lietuvoje, Antonas anksčiau buvo dirbęs Lietuvoje, bet jis buvo grįžęs į Minską kaip dizaineris. Žaine buvo lead developeris, kaip čia lietuviškai gražiau pasakyti, nežinau. Vykdantysis, tarkim, grupės vadovas programuotojų outsourcingo įmonėje Baltarusijoje, kurie darė didelėm įmonėm iš JAV sprendimus CRM-us, webus, visokius ir taip toliau. Ir mes visi turėjom tą problemą, kad sunku yra bendrauti su klientais. Jeigu jie yra netechniniai žmonės, jiems reikia palikti komentarus apie tai, kas yra daroma su dizainu, kokia yra svetainė, kas netaip veikia, kur logo reikia didesnio, kitų spalvų, ant kokių skirtingų naršyklių kas nors lūžta, netaip atrodo ir taip toliau. Ir mes tiesiog pradėjom nuo paprastos tokios idėjos, kad paspaudi vieną mygtuką ir tuomet pažymi svetainiai tą dalį, kur tau nepatinka. Iš to pasidaro iš karto screenshotas, susirašo nuorodą į tą svetainę, techninės detalės, viską, ką reikėtų žinoti kaip programuotojui arba dizaineriui ar projektų vadovui, kad tu galėtum jį ištaisyti. Ir mes buvom nebuvom pirmi, bet vieni iš nugalėtojų to hackathono ir dėl to gavom iškart pakvietimą į Startup Sauna akceleratorių atranką. Papuolėm į Startup Sauna ir jau nuo to hackathono už kokių 2-3 mėnesių Startup Sauna nusprendėm, kad gerai darysim čia full time, metėm kitus darbus, projektus ir nuo 13 metų kažkur Liepos pilnu režimu dirbam su Trakdaku. Paminėjai Startup Sauna. Iš tikrųjų vienas dažnas klausimas, kur užduoda startuoliai, tai yra ar inkubatoriai, akceleratoriai, saunos, startupai, hubai atsiranda paskutiniu metu vis daugiau, ar jie kažkokią tai praktinę naudą duoda ir iš tikrųjų turint tokią patirtį, kaip tai pakomentuosi? Tikrai duoda, jeigu darai startupą pirmą kartą. Jeigu darai antrą kartą ir jau esi susidūręs su investuotojais, pitchingu ir taip toliau, supranti plius minus į kurią pusę eini, tai jo, tas akceleratorius, jo vertė mažėja link nulio. Bet kad dabar akceleratoriai kūrėsi pagal vertikalės kažkokiam verslo industrijom ir fokusuojasi į vertės davimą per savo networką, per savo pažintis ir per tai kūrė vertę. Tuomet yra grinai verslo klausimas, ar tau tas tinklas, kiek to laiko sutaupys ir pinigų einant į priekį. Mums, žiūrint atgal, Startup Sauna labai padėjo, nes kolegos buvo iš Minsko, aš buvau Vilniuje, dirbau nuotoliniu būdu, kartu susibūrėm Helsinkį, buvo gyvenimas, darbas kartu po 13 valandų į dieną ir labai padėjo išsiryškinti, kad tiksliai ką mes norim daryti, kad mes vienas kitam tinkam, mane Antonas dizaina, Žainė programuoja, aš pardavinėju ir produktą prižiūriu, marketingą darau ir gaminu valgyt. Visko buvo. Apie šitą dalį mes nenorim girdėti. Jo, ten mums davė labai mažą kambariuką viešbučio, tai su viena lova. Kaip paprašiau, mes šitą dalį nenorim girdėti. Gerai.
Bet čia įdomios detalės. Ir užmušau, ką man reikia pasakyti. Kitos renginio gal tema bus. Taip. Tai duoda vertę. Supratau, puiku. Jau klausimai pradeda eiti ir Giedrė, kaip tik tau klausimas. Jonukas klausia. Sveiki, jeigu žmogus norėtų prisidėti prie kurio nors startuolio, tačiau yra iš visai kitos ryties, neturi reikiamos patirties, neturi IT žinių, bet visgi nori kurti ir prisidėti prie kokio nors projekto. Kaip atsirinkti savo startuolį, prie kurio galėtum prisidėti? Giedrė, kaip tik tokiem žmonėm tu padedi paskutinį mėnesį ir kiek suprantu, tokį klausimą buvai savo uždavusi prieš keletą mėnesių prieš ateinančią rekrutą, tai man atrodo puikiai galėtum atsakyti. Tai pirmoji klausimo dalis buvo apie tai, ką daryti, jeigu nesi Nesi IT žmogus, turi idėjos, bet domina startuolis. Tai, galiu pasakyti, kad visi kažką moka. Tai pirmasis dalykas. Ir nereikia būti talentų, genijum ar patyrusių specialistų, nes tuomet jūs būtumėte konsultantas ar ekspertas kažkurios ryties. Tai, apie tai ir manau, kad ir yra startuoliai, kad su jais žmonės nori augti ir eina juos dėl to, kad neįtų į korporaciją, kur yra nusistovėjusi tvarka, aiškios kompetencijos, hierarchija ir kiti reikalavimai. Tai į šitą klausimą atsakyčiau taip, kad pasakykite, ką darote geriausiai ir parekomenduosim jums sritį, nes visų sričių specialistų startuoliams reikia. Tai taip, pirmoji klausimo dalis ir antroji, kaip pasirinkti jums tinkamą startuolį. Tai, manau, kad šitą klausimą būtų tinkamiausias toks asmeninis sulyginimas, kaip renkatės porą, antrą pusę. Tai paskaičius informaciją apie startuolį, jums turi tikti, jums turi patikti, apie ką jis yra, labai rekomenduoju peržiūrėti žmonės, kas yra startuoliai kurie ir kas yra komanda. Galbūt net pasiklausti galutinės vizijos, jeigu yra kieno pasiteirauti. Tai mano pagrindiniai būtų tokie patarimai. Per savo prizmę, vėlgi, kaip būtent tu nusprendėjai, kad šią rekrutę yra tavo startuolės, nes tuo metu be abejo vadovavo Asta, įkūrėja girdėjote Astą prieš tai buvusiam pirmam renginį, tai kaip tu nusprendėjai, kad čia yra teisinga chemija? Atsitiko du dalykai. Į Nekširį aš kreipiausi turėdama labai aiškę viziją, ką norėčiau nuveikti ir ką norėčiau pasiekti. Taip sutapo, kad Mindaugas, Ilja kolega, sako, klausyk, labai panašiai aš jau girdėjau, mes turim tokį startuolį, gal nori susitikti su Asta. Tai, kaip galima atsisakyti tokios galimybės, ar ne? Tai po pačio pirmojo pokalbio su Asta mes supratom, kad mūsų ir pirmoji, ir galutinė vizija yra lygiai tokia pati. Nežinau, ar taip atsitinka labai dažnai, bet užtektų, kad bent jau sutaptų kryptis. Tai būtent taip atsidūrėme vienoje komandoje su Asta. Kitas dalykas, ką labai svarbu paminėti, kad su Asta pasitikrinome ir tinkame dirbti viena su kita. Kadangi vystant startuolį, naują verslą, susidūrėme su tikrai galybė sunkumų ir reikia skirti labai daug laiko ir praleisti juos kartu su savo kolega ar su kolegomis. Taigi tai yra taip pat labai svarbu, jeigu jums išeina dirbti su to žmogum, bendrauti, tai tuomet tikrai gausis verslas lengviau. Supratau, ateina vėl klausimai, iš tikrųjų yra įdomu. Pridurti. Prašau. Kas čia jau daro startuolį arba nori daryti? Pakelkite ranką, prašau. Tik aukštai, nesigėdykit, nebūkit tokie lietuviai visi čia. Dabar visi nepakėlė, visi laikykit sekundę. Tai kas norit prisijungti prie kito startupo, arba prie bet kažkur, arba galvoja daryti, tai eikit su šitais žmonėm ir bendraukit. Dabar čia mes pašnekėsim ir bus progas. Dar kartą pakeliam, kad visi ir dabar pažiūrėkite šonus, dabar pasukiokit galvas. Tai va. Yra ir kitas variantas. Keliaukite į Sharegrowth, susikurkite savo startuolio profilį ir rinkite komandą. Čia tikrasis verslininkas startuolis visada pasinaudoja progą truputėlį papiarinti, kas yra sveika, tikrai super. Milda, man atrodo, klausimas tau yra iš tikrųjų labai puikus. Kaip gimė Vinted? Įdomus. Klausimas iš Egidijaus. Sveiki, į kokį rūbą reikia įvilkti idėją, kad potencialiam investuotojui būtų lengva ją įvertinti, ar jį verta dėmesio, nes, kiek aš žinau, tai iš tikrųjų jūsų kompanija dirba su pasaulio garsiausiais investuotojais. Tikrai tie patys žmonės
žmonės, kurie kažkadaise finansavo ir Facebook, ir kitas garsias kompanijas, yra tarp jūsų investuotojų, taigi tikrai jums pasisekė pritraukti dėmesį, garsiausių iš garsiausių. Tai vat, kaip pakomentuosi šitą klausimą? Jeigu kalbėsim apie tarptautinius investuotojus kaip Axel partnerius, mano galva, vėlgi, principai matyt panašus, bet jie tikrai suveikė jūsų atveju. Ja, nes mūsų labai panašus buvo principai turbūt tiek su Verslo angelu, tiek su Axel partneriais, tiek po to su Insight Ventures buvo panašiai, po to su Burda jau buvo jau kita istorija, tai galėčiau gal taip netgi pereiti. Tikrai būtų smalsu. Tai su Verslo angelu ir su Axel partneriai. Axel partneriai tai yra tie, kurie investavę yra į Facebooką, Spotify ir Angry Birds, tai jie tai tokie yra žvaigždutės pasaulio padangėje ir dažniausiai, kai klausia manęs, kaip pritraukti investuotojų dėmesį, dažniausiai turi galvoje, kaip Axelių dėmesį pritraukti. Tai iš principo mūsų istorija, tai pas mus labai daug, mūsų kompanijos istorijoje labai daug yra pankiškų detalių, kurios labai tokios gimusios per vakarėlį arba šiaip. Ir čia vėlgi nepaslaptis, kaip Axeliai pas mus atsirado. Tai pas mus tiesiog buvo taip, kad buvo priešistorija, kad apie mūsų Vokietijos portalą viena kažkokia blogerė parašė, kad radau žiauriai oldschoolinį website, kuris žiauriai bus trendi, nes tiesiog hipsteri ieškojo kažko, kas yra nelabai nupoliruota, nelabai gražu, bet turi labai savą estetišką vaizdą ir fainą bendruomenę. Tai viena blogerė apie mus papostino kažkur, tada kita, antra, trečia ir tada apie mus pradėjo, taip gavosi, kad apie mus pradėjo rašyti visi Vokietijos portalai ir pradėjo visos Vokietijos televizijos apie mus rodyti, ten Sat1, Frozyben ir visa kita. Ir gavosi taip, kad iš tiesų Axeliai mus pastebėjo tiesiog per teliką, pamatė reportažą apie mūsų idėją ir jie mums parašė. Ir po to, kai mes kalbėjom su jais, dėl ko jie atkreipė dėmesį, tai Axeliai ir dar tuo metu buvo rinka tokia, kur jinai ieškodavo sėkmingų projektų, produktų, kurie tiesiog auga. Nes jiems reikėdavo įrodyti, kad tu turi trekšiną, kad jie nežiūrėdavo niekada į ar tavo verslo modelį šiuo metu veikia ar ne. Jie, kadangi buvo irgi toksai Facebooko mokykla, nes tas pats kaip ir Facebooko visą laiką būdavo taisyklė, kad jie tą patį ir Facebook'ui sakydavo, kad jūs pirmiausia užaukite, parodykite pasauliu, kad jūs galite augti eksponentiškai kiekvienais metais ir jie tokių žmonių, tokių startupų ir ieško. Tai iš principo tiek Verslo angelas, tiek Axel partneriai, tiek Insight Ventures, jie atėjo, nes pamatė mūsų augimą, nes mes tiesiog rodėm labai labai eksponentinį augimą. Burda tuo metu jau jinai atėjo, visi buvo strateginiai investuotojai, bet Burda buvo gal toksai labiausiai long terminis tuo, kad jisai jau jisai klausė, kokia yra jūsų vizija ir kokia yra jūsų monetizacijos strategija, jisai buvo toksai rimtesnis. Tai jau ten turbūt labiausiai reikėjo, su kiekviena tolimesnė stadija ir kuo didesnis reizas yra, tai man atrodo, tuo daugiau yra poreikis jau įvilkti į tą gražesnį rūbą ir tada jau nebeužtenka tau parodyti, kad tu tik tai augi, nes 8 metus, jeigu tu tik augi, tai kas iš to? Tu turi parodyti rezultatą, kuris investuotojams nepaslaptis išsiverčia į monetizaciją, dažnai į verslo modelį. Tai tada atsirado tiesiog daugiau kriterijų be augimo ir tada jau buvo, ten tai jau buvo daugiau, ten reikėjo pristatyti ir savo 5 metų strategiją ir apskritai mūsų bendrą viziją, kur mes norim būti po 20 metų, tai ten jau toksai buvo, toks ten jau buvo mokslas visai smagus iš tiesų, bet pirmieji investuotojai ir manau, kad kas jums yra patiems aktualiausia, tai mes tiesiog parodėm augimo trendą, viskas. Šiaip irgi iš investuotojų pusės patvirtinsiu, kad yra tos 2 auksinės tvirtos valiutos investuotojų startuolių pasaulyje, kurios yra pripažįstamos bet kur, bet kokiam taške. Tai yra pirmas eksponentinis, čia raktinis žodis, pajamų augimas pirmoje vietoje, nes jeigu tu parodai pinigų augimą, jau iš esmės investuotojus nelabai ir svarbu, kas ten už stovi. O antroje vietoje tai yra vartotojų augimas, nes irgi iš tikrųjų yra auksinė taisyklė, kad jeigu tu turi daug vartotojų, tai vienaip ar kitaip tu iš tų vartotojų pinigus galėsi pasidaryti. Ir iš tikrųjų ta taisyklė daugelis Silicio slėnio tokių garsių startuolių, kaip ir tas pats Facebookas, ir YouTube, ir Twitteris, yra išaugę ir tai pasiteisina. Iš tikrųjų dabar irgi tiesiog žinant klimatą, žinant mentalitetą investuotojų, tai čia yra 2 auksiniai dalykai, kurios tik tai iš principo gali startuolis nors kiek ir stipriai sudominti investuotoją, tai yra arba pajamų augimas, arba vartotojų augimas. Ir aš gal dar pridėčiau vieną dalyką, ką jie tikrai žiūrėjo ir prieš pasirašinėdami sutartį, visi absoliučiai investuotojai atskrisdavo į Lietuvą, susipažinti su visa komanda, tai yra su top
menedžmento komanda praleisdavo 1 dieną, kartais 2 dienas ir mes kartu tiesiog dirbdavom. Tai nepaslaptis, kad jeigu jie jaučia, kad yra silpna komanda arba komanda stovi ant vieno žmogaus, tai yra stipriai kerta arba per vertę, arba tiesiog uždaro duris tau toliau gauti investiciją. Tai komanda yra labai svarbu. Jo, irgi iš tikrųjų iš investuotojo pusės truputėlį tai pakomentuosiu, nes po visų rakiruočių, po ten idėjų, kurios šiais laikais yra iš tikrųjų commodity, idėjų yra daugiau negu žmonių norinčių ir galinčių prisimti tą riziką, bet galiausiai tai susiveda į individus. Ir netgi netiek svarbu individuose yra kvalifikacija, kas iš tikrųjų labai dažna klaida. Iš tikrųjų nesvarbu, tu gali neturėti 20 metų patirties, gali pusę metų PR turėti, bet kas visada yra svarbu, yra motivacija, nes vis tiek yra žmonės, kurie nori pakeisti pasaulį, yra žmonės, kurie nori dirbti nuo 9 iki 6 ir pamiršti apie darbą. Ir vėlgi, nieko blogo yra nesutais, tiesiog evoliucija skirtingai žmonės sukūrė, bet investuotojas, kuris mato, kad žmogus iš tikrųjų turi aukštą motivaciją, turi ambicijų, jisai visada žino, kad nėra pasaulyje dalykų, kurie negalima internete išmokti per 7 dienas. Taškas. Aš irgi tą dalyką pritariu, kad kai tau reikia nors kokią problemą išspręsti, netgi kvantinė fizika pasiduoda, bet tą jau asmeniškai galiu pasakyti. Kai kažkas domi, tai tada skaitai, tada iš tikrųjų surandi tų šaltinių, vėlgi ačiū Dievui, internetas pateikia bet kokią informaciją labai greitai, bet jeigu tu to nenori, tau tai nerūpi, tai tada jokia pasaulyje jėga to nepadarys. Tai labai iš tikrųjų teisinga pastanga ir gal irgi pastebėjote ir tą gal Giedrė truputėlį pakomentuos, nes man smalsu paliesti tą temą. Iš tikrųjų žmonės, individai, jų motyvacija, jų vaidmuo, nes jeigu pastebėjote, tai paskutiniu metu Nextshare aktyviai pradėjo komunikuoti su bendruomenė, būtent komunikuoti, kad kviečiame, norime, burkitės, tas renginys, šitas renginys yra grinai dėl to, kad po visų rakiriečių lieka žmonės, individai, kur žiūri į akis, svarbu, kad atsirastų chemija, kaip Giedrė pasakė, bet svarbu, kad tu supranti, kad tai žmogui reikia. Nes vėlgi, jokie investuotojai neatliks tą darbą, neprisims to atsakomybių, kurios grėsia. Tai jeigu žmogus pas to nori, tai tada iš tikrųjų tai labai stipri indikacija, labai patrauklu investuotojai tą supratus, reiškia iš tikrųjų pasitikėti savo pinigai, savo laiku. Tai man smalsu, Giedrė, tu dirbi su įkūrėjais, motyvacijos ir asmenybių prasme, kaip tu pakomentuosi, kaip tavo galva iš tikrųjų atrodo ten žmonės, kurie yra motyvuoti, nori, kurie atvirkščiai kartais ateina pasiklydę, nes tikrai tu ne vieną 10 jau jų, gal 100 keletą praskambinai, ne? Tai tikrai kalba eina apie 100 žmonių per pastaruosius porą mėnesių. Ir vieną dalyką tikrai galiu patvirtinti, kad nėra lygybės ženklo tarp kvalifikacijos ir motyvacijos. Teko kalbinti ne vieną stipriai kvalifikuotą žmogų su didelė patirtim, gali būti jaunas, gali būti pagyvenęs, amžius taip pat nėra svarbu, bet tiesiog jo nepasirinkome būtent dėl motyvacijos trūkumo, būtent dėl užsidegimo, nebuvimo, neparodymo, ar ne? Žmogus tiesiog norėjo ateiti ir atidirbti, o turbūt visi žinome, kad startuoliai arba bet koks pradedantysis verslas nėra apie tai. Pradedančiajame versle viskas praktiškai, ką turime įdėti, tai dažniausiai net ne pinigai, o noras dirbti ir noras judėti kažkuria kryptimi. Dažnai ta kryptis netgi nesutampa su galutinė sėkmingo projekto kryptimi. Tai irgi nereiktų turbūt labai stipriai akcentuotis ir pergyventi, kad jūs neturite kažkokios galutinės pasaulį užkariaujančios idėjos. Motivaciją vertiname visiškai paprastai. Kiek žmogus nori skirti projektui laiko, kiek jisai parodo dėmesį, kaip jisai rūpinasi tuo, kad jis patektų į komandą. Tai, manau, yra gana paprasti ir savaime suprantami rodikliai, iš ko tu tikrai gali nuspręsti, kad žmogui tai rūpi ir kad jis nori pas tave būti. Žinau, čia turiu pakartosiu metaforą, kartais kartoju, bet man labai atspindi truputėlį mentalitetą. Iš tikrųjų, mano galva, santykis ir kompanijas, ir vadovų, ir startuolių, su darbuotojais, ir bendrakūrėjais truputėlį primena žmogaus santykis su daktarais. Nes kartais galima tiesiog, žinant lygą, ateiti pas daktarą pasakyti, pataisyk man ten, nežinau, pirštas, ten supjoviau, ten uždėk kažką tai. Antras lygmuo, kai tu neturi konkrečios problemos, bet ateini pas daktarą ir tada sakai, klausyk, reiškia, aš tiesiog žinau, kad reikia pas daktarą vaikščioti kartą į metus, tiesiog pažiūrėk mane, pasakyk, kas ne taip. Ir trečias lygmuo, čia amerikiečiai, tarp kito vėlgi šnekant apie įkūrėjus, motivaciją, mentalitetą
žmonės, tai tu sėdi savo namuose su šlepetėm ir nieko apie nieką negalvoji, baladoja tau duris, reiškia atsidaro duris, ten stovi daktaras ir sako, žinok, Ilja, tu nežinai, kas aš esu, ką aš darau, bet aš žinau, kad tau manęs reikia. Tai čia yra toksai superaktyvus, reiškia, mentalitetas ir iš tikrųjų geriausi žmonės, kurio, bent jau aš savo startuoliuose ir savo pagrindiniam startuoliu esu turėjęs, tai yra žmonės, kurie atėjo patys ir pasakė, žinai, Ilja, pas tave, tu paminėjai jo, kad buvo ten ugly website'as ar panašiai. Tai aš irgi turėjau tokį atvejį, kai pas mane atėjo mano geriausias, mano visų laikų VP marketingo, prieš tai jisai buvo vadovas Pepsi Europoje ir sako, žinai, Ilja, man žiauriai patinka mobile ir tikrai jaučiu, kad ir kompanija super, bet žinai, tavo ir logotipas, ir visas marketingas sucks. kurie žino istoriją, tai jo mes logotipą keitėm vienu metu. Buvo toksai įdomus etapas, bet jo, reiškia, atėjo žmogus, pasakė, žinote, stebiu jūsų startuolį. Ir jeigu dar dadėti gerą marketingą, tai čia būtų stebuklas. Tai čia, man atrodo, labai puikiai iliustruoja, kaip tu gali pasakyti ne tokiam žmogui, kuris pats tave suranda, ateina ir pasako, klausyk, aš esu daktaras, gal tu ir ją nežinai, bet tau manęs tikrai reikia ir realiai prireikia. Tai tiesiog... Tik svarbu, kad būtų daktaras, o ne šarlatanas, kas irgi pasitaiko. Čia jau nuo to neapsisaugosi. Tai jo, yra iš tikrųjų, kiekvienas vis tiek startuolis atranda pakeliu tam tikrus, sakysime, mechanizmus, kaip žmonės vertinti ar įvertinti. Bet šnekant apie motivaciją, man atrodo, kad lietuviškas mentalitetas yra kuklus. Netgi iš startuolių ir bendrai kūrėjų esu tokius turėjęs. Reiškia, ateina, sako, aš bendrai kūrėjas, ką man daryti? Sakom, pažiūrėkite, bent jau pradėkite nuo kurios kompanijos, kas įdomu. Gerai, o kurią kompaniją patartumėte? Ir po trečio tokio klausimo, gerai, pasakykite, o kada man ateiti į darbą ir kur dirbti, ir nuo kelintos valandos, ir kur ten raktą užnešti. Sakai, gal samdomas darbas yra vis dėlto geresnis. Tokiam žmogui, tai aš noriu tikrai paryškinti, kad startuoliai nėra korporacijos. Startuoliai neturi iš anksto numatytų darbo vietų su pavadinimais, su stalu, sekretorė, su viskuo. Ir geriausia taktika, jeigu iš tikrųjų yra startuolis, aš čia ranką ant širdies dedu, bent jau mano patirtis yra asmeninė ir kiek startuolių bendrauju, nėra ne vieno startuolio, kuris atsisakytų žmonių, kurie ateina ir siūlo pagalbą. Ir iš tikrųjų atvirkščiai nori tokius žmonės pasikviesti, tai jeigu, tarkim, matote įdomų startuolį, ar vėlgi per televiziją pamatėte, ar per radiją kaip trakdakas, ar tiesiog išgirdote, jums tikrai užsidegė tą idėją, garantuoju, kad atėję tiesiog fiziškai į tokią startuolį ir pasakė, klausykit, reiškia, gal jums trūksta ten rinkodaros, ar programuotojų, ar dar kažko, tai žiauriai maža tikimybė, kad jeigu jūsų motivacija yra stipri, kad jums atsakytų, ne, atsiprašom, mes čia 3 bendrai, kurie dirbam, mums nieko nereikia ir tiesiog eikit velniop. Garantuoju, kad labai maža tikimybė taip atsitiks. Bet mes čia šnekame apie, reiškia, tą idėją, įkūrimą, visą kitą. Pavadinime renginio buvo ir verslo planas ir vienas klausimas iš Kazimiero. Verslo planas. Ar būtina jį rengti pradinėje startuolio būsenoje ir į ką atkreipti dėmesį ruošiant ir ieškant pirmų investuotojų? Aš turiu savo asmeninę nuomonę dėl verslo plano, pasakysiu ją, kai pasisakys mūsų dalyviai, bet smalsu, kad pakomentuotumėt kiekvienas iš jūsų dėl iš principo verslo plano buvimo, day 1, day 0, nes tam tikras stereotipas, kad gal kilęs iš bankų, kurie jie atėjus į pirmą pokalbį iš karto prašo tokio su skaičiavimais, su viskuo. Tai yra stereotipas, kad tu verslo negali pradėti, ten nepadaręs tyrimų, 50 puslapių Excelio lentelių su išvadom, kaip jūsų pelnas po 5 metų ten plius minus 5% juda kažkur, tai tiesiog kiekvieno jūsų nuomonė dėl planavimo kaip proceso, verslo plano buvimo, jo sudėtingumo, konkrečiai jūsų startuolio atžvilgiu. Milda, gal pradėsi. Gerai. Tai kaip žinia, Vinted neturėjo verslo plano, pradžioj ypač ir šiaip niekada neturėjo verslo plano, bet verslo planą turiu galvoje kaip popieriaus, nes verslo plane iš tiesų slypi geri klausimai, kuriuos labai dažnai reikia atsakyti ir teisingai iškelti juos, nes aš bent jau pati kiek, aš net nesusidūriu su pačiu verslo planu, kaip jisai atrodo, kokia ten struktūra, bet aš įsivaizduoju vis tiek, kad klausia, kokia tai yra vizija, kokia yra strategija, koks yra executionas, planas įgyvendinti, kokia komanda tą darys, kokia turbūt konkurencinė analizė. Tai jie nėra durni klausimai iš principo, jie yra tikrai reikalingi ir tai gal jie nereikia vienu metu prisėsti to ir padaryti, nes dažniausiai tai būna po to labai dirbtinis kažkoks išsigūglinimas, kad čia mano stipriosios pusės tokios, silpnosios tokios. Pas mus tai labai dažnai
nuo pat pradžių tai buvo atėję, kad visi klausimai, kurie atėjo iš verslo plano, iš tiesų atėjo labai natūraliai, kai, pavyzdžiui, mūsų su Justu buvo po 3 metų, sakom, tai ką mes norim daryti, kokia yra mūsų vizija apskritai. Tai tada sakom, mes tada norim būti Europos lyderiais. Tada mes supratom, kad mes norime būti globalus produktas. Tada klausimas buvo kitas, kokia komanda turi tą įgyvendinti? Natūralus klausimas. Arba kiek tau pinigų reikės, kad tu tą padarytum. Tai tie patys klausimai yra viskas iš verslo plano, bet tiesiog mes jo niekada nerašėm ir jeigu manęs paklausime, ar būtų Vinted gimęs, jeigu būtų reikėję pirmą verslo planą parašyti, tai taip 99%, kad nebūtų gimę. Garantuotai nebūtų gimęs Vinted. Taip kad, sakau, verslo planas iš principo turi gerus klausimus, jisai labai suvienė ypatingai akcininkus, kas, pavyzdžiui, mūsų irgi atveju buvo, kad skirtingi akcininkai turėjo skirtingas vizijas ir kartais labai sveika pasikalbėti, kad suprasti, kad jūs žiūrite viena kryptimi. Ir jisai tiesiog suvienyje ir neleidžia blaškytis. Tai tam tikri klausimai yra naudingi, bet nežinau, ar popieriuko labai reikia jums. Ne, verslo plano nereikia. Jeigu darot verslo planą, tai jūs tikriausiai ne startupas esat. Mano būtų tokia tezė. Arba jeigu jūs suprašo verslo plano detalaus, tai tikriausiai bendraujat ne su investuotojų į startuolius, o arba paskolų davėjai, arba kokį vėlesnės stadijos investuotoją, kuriam yra konkreti kasmėnesinė ar metinė grąža ir jis pagal tai projektuoja visokius dalykus. Kaip pradedančiam startuoliui užtektų 12 slaidų prezentacijos su asmeniniais punktais, kur parodytų, į kurią pusę eisit. Kadangi jūs nežinot iš tikrųjų nieko, tai burti tiršiais galima ilgai ir nuobodžiai. Bet neapsimoka visiškai to daryti, tai reiškia, jeigu jūs prašo, tai bendraujat ne su tai žmonėm, tai geriau to nedaryti ir atsisijosit iš karto, ką jūs darot ir su ko bendraujat. Giedrė, tavo nuomonė. Na ir mano nuomonė dar šiek tiek kitokia. Nesu tikra, ar tokio kaip verslo planas dokumento reikia ar ne. Aš jo pati nerašiau. Kaip minėjo kolega, turėjau skaidres, aiškę viziją, kaip tai atrodo, daugiau vizualinę dalį, bet kuo manau, kad verslo planas arba jo turinys yra ypatingai naudingas pačiam startuoliui kūrėjui, tai yra tuo, kad tu rašydamas tai arba galvodamas apie tai, taip pat suvoki, kad tai reikės padaryti. Na, tarkim, jeigu tu kuri verslą, tai tada tu automatiškai turi pagalvoti, kad tau jį reikės parduoti kažkam. Nes vien tik iš geros idėjos, mažai startuolių tiesiog gyvena, taip ar ne? Būna tikrai sėkmės atvejų, kurie išauga organiškai, bet daugelio praktika rodo, kad vis tik tai reikia to konkretaus darbo link pardavimų, link finansų valdymo jau paskui, kai atsiranda pajamos, ar ne? Tai aš į tai rekomenduočiau atkreipti dėmesį. Jo, iš investuotojos pusės pasakysiu, kad esu matęs ir vieno puslapio pasiūlymų, ir vieno sakinio pasiūlymų, ir maždaug 100 puslapio tokio labai kruopšto verslo planą, kur netgi tiesiog fiziškai negali perskaityti. Pusė tokių formalesnių, labai įdomią skaidrę turi, reiškia, pardavimo prognozė, kokie be būtų planai, kokie be būtų verslai, viskas veda nuo 0 iki 100 milijonų per 5 metus. Ir taip, kažkodėl visiems ten 15% ten mėnesinis augimas atrodo adekvačiai. Kartais iš smalsumo paklausiau, kuo pagrįsta prielaida, ten 15%, kodėl ne 1 ar -5 ar 20%. Tiesiog atrodo, kad taip augs. Tai iš tikrųjų realybės startuolio ir skirtumas nuo korporacijos yra tame, kad tu dirbi visiškai su duomenim, kurių neturi ir jokios istorijos, jokios atspirties taškų, kad kaip tą praskaičiuoti iš tikrųjų nėra. Tai yra aštos nežinomybės iš tikrųjų darbas ir kažką tai prognozuoti, imtis nežinant geriau nereikia, nes vėlgi investuotojai nėra kvaili, bent jau ne visi yra kvaili žmonės. Ir mes išvelgiame, užsakysime, tų kreivių ir tų Excelio lentelių, kur yra toksai į viršų toksai augantis pajamų planas nieko nepagristas, tai geriausias patarimas, reiškia, tiesiog žmoniška kalba, 5 sakiniais ar 12, tiesa, kas buvo 12 skaidriai, nieko nesu... Ai, teisingai. Kontaktai, supratau. Tai paskaičiavimų nereikia, bet reikia žmoniška kalba aiškiai paaiškinti, o kas per idėją.
nes iš tikrųjų, tiesiog investuotojui ar bet kam jūs rašote tą planą, bent jau reikia suprasti, apie ką kalba. Jokių formalumų, jokių ten, nežinau, taisyklių gramatikos, nes kiek pamenu, universitete mus netgi mokino ten, kiek centimetrų iš šono turi atrodyti ten pavadinimo rašymas kokiu šriftu ir bent jau taip dėstė, kad atrodė, kad nedaug dievė 1 milimetrų truputėlį iš šono ir viskas išmės iš šiukšlių dėžę, pasakys, tu esi neprofesionalas, tai to nereikia, tiesiog paprasta kalba savo idėją. Aš dar ką pridėčiau, kad kai mes supaprastinam, nes mes turim, Vinted vyksta daug projektų vienu metu ir aš tą prilyginu kaip mažam versliukui, mes taip prilyginam kaip mažam versliukui, tai mes sakom, kad kiekvienas lydas, komandos lydas turi turėti 4 dalykus, 4 atsakymus. Tai yra vizija, kuris norėtų, pavyzdžiui, būti, nežinau, po X laiko, priklausomai nuo komandos lygmens. Ten, jeigu yra senior žmogus, tai klaustum, kur norėtum būti po 5 metų, po to strategija, kaip tu tą viziją pasieksi, kaip iki jos, kaip tu iki jos nueisi. 3, komanda, kas turi būti komandai, kad tu pasiektum tą viziją. Ir po to planas, tas executionas, tai reiškia detalų žingsniai, metų, 2, kaip tu jau detaliau sieksi tų veiksmų. Tai pas mus 4 dalykai, mes labai supaprastinam ir pas mus jau kiek pusmetį veikia ir turbūt vienas efektyviausių dalykų, kas apskritai sumažino biurokratijos, mes jos gal niekada neturėjom, bet gal padidino biurokratijos, bet šiaip jeigu lyginant iš verslo plano pusės, tai sumažina 10 kartų turbūt minimum. Šiaip, man labai patiko apibūdinimas, nes pirmas dalykas, jo sutinku, kad pačioj pradžioj nebūtina ir nereikia, taip pat sutinku, kad kažkuriam etapė vis tiek kompanijai augant jo reikia, nors jisai neturėtų būti formalus ir man apibūdinimas vienas patiko iš Excel investuotojų, kada mes turėjome vieną iš board meetingų, Ryčias Vongas iš Slienio, mano klausimą, klausyk, kodėl mes kiekvieną boardo meetingo iš tikrųjų planuojame tas pajamas, ten augimą visą kitą, nors žalio supratimo neturim, kur ir kaip tai bus. Jisai sakė paprastą dalyką, sako, Ilja, tas planas nereikalingas tam, kad nuspėti tašką, kur jūs būsite, bet jisai labai reikalingas, kad nurodyti ir mum, ir jum patiems savo, jūsų komandai, kryptį, kurią jūs judate. Ir ambicija. Nes iš tikrųjų, ta prasme, mes nežinome, ar mes pasieksime, tarkime, ten 2 ar 10 milijonų pardavimų, nesvarbu, bet jeigu mes nesam pasiruošę, tarkim, aptarnauti tiek pardavimui, netyčia, jeigu mes jos pasieksime, tai jau bus blogai, nes mes tos galimybės tada neišnaudosime. Taigi tikrai mes tiesiog tuo faktu, kad esame startuoliai, pripažįstame, kad planavimas yra, ir kaip mes čia visi sutikome, yra beprasmiškas, bet iš kitos pusės, jeigu netikėjimas, tai kas veda tada visus į priekį, ir jeigu aplinkybės tiesiog susiklosto taip, kad iš tikrųjų tu augi, tai reikia tiesiog, kad būtų suderintas tas augimas, nes vėlgi, jeigu tu neturi tiek prekių, kiek priimi užsakymų, nes tiesiog nepasirūpinai planavimu, nepasirūpinai koordinaciją, kad tavo ten sandėlininkas žino ten kokį darbo laiką skirti, ten production žymė, kiek pagaminti tų prekių, tai tada tiesiog bus toksai nesubalansuotas augimas. Tai va ta prasme, kad tiesiog nurodant kryptį, kurią mes norėtumėm judėti, kad tiesiog visa kompanija, visi žmonės žinotų, kur einame ir kokius žingsnius reikėtų padaryti tam, kad iš tikrųjų kiekvienam atskiram taške kompanija būtų subalansuota, tai to būtina. Tai, bet konsensusas bendrai kuriai yra, kad nebereikia rašyti 50 puslapį Excelio lentelę, ten pritraukiant investiciją ir pritariu, tarp kitko, tam komentarui pasakėjai, kad jeigu būtų reikalavimas sukurti verslo planą, Vinted nebūtų susikūręs. Šiaip ironiškai, bet labai daug startuolių ir įkūrėjų nepradeda savo verslą, nes turi tą stereotipą, kad kažkur kažką formaliai reikės rašyti, skaičiuoti, įrodinėti ir tiesiog nepadaro to pirmo žingsnelio, nes atrodo ta užduotis tokia, nežinau, sudėtinga, nesuprantama. O jeigu pirmo žingsnelio nepadarysi, tai ir nieko iš principo nepasieksi. Algimantė labai įdomų klausimą iš tikrųjų uždavė, klausimas apie vadovavimą. Kaip manote, ar įmanoma kurti verslą neturint vieno lyderio? Pavyzdžiui, jeigu yra 4 lygiaverčiai kūrėjai, kurie visi nori dalyvauti sprendimo priėmimuose ir dėl to dažnai užtrunka svarbių sprendimų priėmimas, nes nėra vieno vadovo. Ar veikia verslai su 4 lygiaverčiais lyderiais? Gal vėl nuo Mildos pradėsime, nes juokiasi, tai dinamika. Išgyvenom šitą etapą prieš 6 metus, kai visi, jeigu dizainą keičia, tai visi top managemento žmonės eina į pas dizaino agentūrą ir visi dalyvauja. Doesn't work like that, people. Nes iš tiesų tai yra sugaišti labai daug laiko. Vietoj to, kad 4 žmonės visur dalyvautų, tai tiesiog pasitikėkite vieni kitais ir vietoj to, kad
4 žmonės vieną sritį ima, pasidalinkite 4 skirtingom sritim. Ir kalbant apie tai, tarkim, ar turi būti, pavyzdžiui, vadovas, aš manau, kad jisai galiausiai turi būti. Nes, pavyzdžiui, pas mus irgi yra Justas vadovas, bet mes kažkaip nesijaučiam, tarkim, dėl to blogai, nes jisai nepriima sprendimų pats. Pas mus yra sprendimai priimami tik tai top managemente, tik tai susitarimo lygmenyje. Ir tai yra niekada nebūna taip, kad Justas ateina ir pasako. Tai tiesiog, čia turbūt tas stereotipas apie, jeigu yra vadovas, jis ateis man ir pasakys, tai taip irgi neveikia. Bent jau, nežinau, pas mūsų įmonė taip neveikia. Čia dalinam karvę, kuri dar negimė, kur nors ten kaime. Tai prasme, žmonės, pradėkit ne nuo to, kas ten kaip kokią buhalteriją darys, ir sprendimus darys, ir pardavimus kažkada už 10 metų. Eikit, darykit eksperimentų, žiūrėkite, stokitas idėjas. Prezentacijas, verslo planus, išsidalinti pyragą, suspėsit. Realiai, ta prasme, jeigu kalbam apie pradžią, tai jums reikia eiti ir daryti. Ir po to automatiškai išaiškės, kas žmogus, kurio yra stiprioji pusė pardavimai, kas marketingė, kas gali programuotas programuos. Ir už tai tas žmogus automatiškai atsakys. Jeigu nieko dar neturit, tai užmirškite apskritai apie tos planus. Realiai eikit ir darykit kažką. Ir tuomet jau analizuokit, kaip tenai, nežinau, kaip akcininkų reikės cap table išdėlioti su investuotojais už 3 metų. Giedrė, tavo dinamika su Asta. Aš manau, papasakosiu asmeninį pavyzdį ir tai bus teisingiausia, kaip atsitiko mums su Asta. Kaip Ilja jau minėjo, Asta buvo projekto įkūrėja, ji buvo pirmoji ta, kuri atėjo į Nekširį, atėjo pas Ilją ir sakė, turiu idėją, darom, kuriam pavyko. Kai aš prisijungiau, mes padarėme tuo metu atrodžiusi patį logiškiausią dalyką. Kartu nutarė jau tą galutinę dabar artimiausią strategiją, susirašėm visus įmanomus pagrindinius darbus, kuriuos sugalvom, padalinom į 2 stulpelius lentelę ir pažymėjom varnelę, kur geriausiai sekasi Astai ir kur geriausiai sekasi man. Ir ką pabrėšiu, kad tai nebuvo tas faktas, kad aš noriu vadovauti arba aš noriu vadintis vadovu ar marketingo vadovu ar, nežinau, PR specialistu. Mes specialiai nevadinome pareigų ar užduočių, o tiesiog įvardinome konkrečius darbus. Ir gavusios varneles, kur Astai geriausiai sekasi ir kur man geriausiai sekasi, natūraliai pasidalino pozicijos. Tai rekomenduočiau būtent taip skirstytis. Aš tik tai manau, kad dar ką pridėčiau, kad pradžioje dažniausiai nėra tokio didelio poreikio turėti formalų vadovą, jisai pradeda didėti tada, kai kompanija didėja ir kai atsiranda tikrai SEO pozicijos pareigybės, kaip atstovauti, reprezentuoti kompaniją, eiti su investuotojais, bendrauti, kalbėti, tai tada tiesiog atsiranda, kas tiesiog turi tuo rūpintis. Arba, pavyzdžiui, organizaciniai pokyčiai kompanijai, tai dažniausiai būna įmonės vadovas. Gal aš irgi keletą komentarų turėsiu, tai vienas, čia dronas jau mus filmuoja. Tai vienas buvo labai linksmas pasisakymas, iš tikrųjų buvo labai panašus susirinkimas startuolių ir prie panelinės diskusijos dalyvavo Erik Šmitas. Erik Šmitas yra Google vadovas. Ir žurnalistas vienas jo paklausė, iš tikrųjų, sakykite, Erikai, jūs kaip formaliai vadovas, bet ir Larius ir Sergejus yra žinomi tokie, pakankamai ryškiai ir aktyviai įsitraukia į gyvenimą, kokia jūsų yra dinamika? Kaip jūs 3 vadovaujate vienai kompanijai, tokiai gigantiškai kaip Google. Ir jisai tai pažiūrėjo, patylėjo ir pasako, sakykite, kurie iš jūsų turi vaikų paauglių, pakelkite rankas namuose. Ir jo, truputėlį tas neformalumas iš tikrųjų primena truputėlį tokį bendravimą. Ir antras dalykas, metafora, kurią norėčiau sugalvojau pasiūlyti, labai dažnai iš tikrųjų atrodo, kad startuoliuose reikalinga griežta struktūra, kur yra vadovas, visi laukia, ką jisai pasakys, jisai turi planą, visi vykdo ir panašiai, nieko nevelnio, taip nevyksta. Tai artimiausias palyginimas, kurį galėjau sugalvoti, tai yra, kai žmonės kūrė vakarėlį. Tai iš tikrųjų, prisiminkite, kaip kūrė vakarėlį, vienas sako, o aš ten moku salotas gaminti, tai aš atnešiu ten labai salotas į vakarėlį ir bus labai linksma, kitas sako, žinai, pas mane kažkur tai ten vyno porą buteliukų, prancūziško, kitas sako, o aš ten porą pokštų parodysiu. Ir kiekvienas rodo savo iniciatyvą, ir vėlgi, jeigu tai
nėra formalus kažkoks tai ten renginys, nėra vieno vadovo, bet tokie vakarėliai man linksmiausiai gaunasi, nes iš tikrųjų, kai kiekvienas ateina su to, ko jisai tikisi yra reikalinga tam vakarėliui ir visą atsiduoda, niekas netikrina, ar ten tavo salotos ten tiek prigamina ir tiek, bet vėlgi, jeigu visi kokybiškai įdėjo dušę, tai ir vakarėlis gaunasi linksmas. Tai pradinėme etape, iki kol ta struktūra sukietės, suformalės, o tai gali būti pakankamai ilgas laikotarpis, sakyčiau, ir 10 metų kai kurios kompanijos tokioj būsenoj gyvena, kai iš tikrųjų kiekvienas įkūrėjas yra tam tikras dalyvis tokio vakarėlio, niekas nelenda į jo daržą, jisai atneša, ką moka, ką tikisi reikia kompanijoje ir galiausiai gaunasi labai linksmas dalykas. Ir dar vieną terminą irgi toksai, kurį aš išmokau slėnyje, kuris man pasirodė labai toksai linksmas, reiškia, jisai vadinasi upside management. Tai yra dažna situacija, kai įkūrėjas yra studentas, o pasamdo ten kuriam etapė jau labai patyrusius žmonės. Tai įsivaizduokit ten tą patį Zuckerbergą, kuris pasamdo Sheryl, kuri jau turi be galo daug patirties ir, reiškia, čia naudojamas upside management, išeina, kad formaliai, reiškia, jisai yra vadovas. Bet jisai supranta, kad jisai nesupranta ir tada Sheryl užduotis yra truputėlį, kaip Eriko Šmito, tos paauglius truputėlį kaip ir privesti, kur reikia, tai yra vadovavimas atvirkščiai. Ir labai dažnai tokia situacija taikosi. Tai tiesiog aš noriu pailiustruoti, kad nėra tos kietos struktūros, kad yra vienas vadovas, kuris viską nustato, atsako už nugaros stovi. Tikrai ne, daug pasitaiko įvairių variantų, vienu šito, sakysime, stalo mes matome keletą pavyzdžių, kaip patogiau, taip ir dirbkite. Aš tik gal pridėčiau komentarą, neatsakant klausimą, ar reikia vadovo ar ne, bet kaip paminėjai apie managementą stiliuką, tai iš tikrųjų, kas labai dažnai būna su startupais ir, pavyzdžiui, kas buvo su mumis, tai mes buvom savo nuo pat pradžių, pasižadėję, kaip prie mūsų prisijungė Mantas, kad mes labai nebijosim prisipažinti savo, kad produktas užaugo greičiau, negu mes patys užaugom. Ir jeigu taip atsitiks, it's okay, kad jeigu atsiras aukštesni žmonės, iš kurių mes mokysimės. Tai čia irgi labai dažnai būna baimė, kad irgi noriu vadovaujančios pozicijos, nes tai kažkodėl toks yra įvaizdis, kurį aš noriu labai įsikibęs laikyti. Tai jeigu taip iš tiesų galvoji ir kaip akcininkas galvoji, tai tau svarbiausia ne tavo sėkmė, bet tavo kompanijos sėkmė, nes tavo kompanijos sėkmė yra iš tikrųjų ir tavo sėkmė. Ir tu žinai, kad jeigu produktas jau praaugo, tarsi tavo kompetencijos jau yra nepakankamos, tai nereikia bijoti ieškoti aukštesnių kompetencijų ir kurios papildys tave ir tave užaugins. Okay. Praktiškai labai porą klausimų. Jo, tai gal po vieną paimsite. Pirmas dalykas, pavyzdžiui, tau, Edmundai, kiek svarbu yra MVP? Keletą klausimų apie MVP yra. Ar svarbu jį turėti prieš pritraukti? Viskas yra MVP. Produktas yra viskas. Jeigu jūs planuojat verslą ir jūsų esminis verslo principas, kad į kažkokią svetainę ateis žmonės ir kažką darys, tai planuoti tenai, nežinau, kaip po to jūs ten darysite pardavimus, yra antrinis arba trečias arba ketvirtas klausimas. Jums yra svarbu įsitikinti, kad žmonės ateis į tą svetainę. Tai galite tiesiog eiti ir daryti tą MVP svetainę ir žiūrėti, ar žmonės jie ateis. Ir taip sutaupysite savo labai daug laiko, neplanuojant to, kas galbūt visiškai neįvyks, kas daugiausia šansų, kad neįvyks. Tiesa, mes čia pradėjome naudoti žargoną, man smalsu pasidarė. Pakelkit rankas, kas žino, kas yra MVP. Kas nežino, išeikit dabar. Prototipas. Techniškai minimum viable product. Čia, tarp kitko, tiesiog įsiterpsiu tokiu komentaru, kad labai dažnai startuoliai ateina su, aš taip vadinu, erdvėlaiviais. Erdvėlaivis tai yra labai komplikuotai suplanuota sistema, kai day one, nieko tau nežinant apie rinką, verslą, vartotojus, verslo modelį, tiesiog tu suprojektuoji visko. Ten 10-100 sudėtingų detalių, kaip tai su kuo veikia, svetainė išrašyta, reiškia visas funkcionalumas, ten keletą šimtų žmonių, kartais rolių yra išpaišyta, kaip kiekvienas yra pavaldus, kam ką daro, aš tai vadinu erdvėlaivis. Realybė yra tame, kad tiesiog prieš kuriant erdvėlaivį reikia bent jau popierinį lėktuvėlį, bent jau įsitikinti, kad sparnai kaip konstrukcija veikia. Ir čia atsakingai pasakysiu, kad nėra nei vieno verslo, kurį negalima supaprastinti iki keletų labai paprastų tezių. Labai paprastų žmoniškų tezių, tarkim, ar žmonėm reikia, pažiūrėk, kaip jūsų tokio verslo modelio. O tas tezės galima praskambinti su labai lengvais modeliais. Kartais netgi taikoma taip vadinama smoke test, tai yra simulacija.
Ir ne vienas startuolis yra padaręs produktą, padaręs svetainę, kur simuliuoja, kad mes jums parduosime ten tokį, ar tai grafinį produktą, ar tai tokią aplikaciją. Ir priima užsakymus, po to užsakymas nulūžta ir sako, atsiprašau, šiandien neveikia. Reiškia, tai netgi prieš pradedant kažką kurti, jau praskambina iš tikrųjų, kokia yra žmonių reakcija. Tai netgi galim vadinti MVP, nes tai ne viable, tai ne produkt, tai yra tam tikra prasme tiesiog simulacija, bet kartais iki tokio lygio nusi. Ilija, tiesiog, jeigu taip visiškai, taip tiesiai, šiais laikais, dabar, šiuo metu, žmogus, kuris neturi konkretaus bent kažkokio atrakšino, praktiškai turi 0 šansų gauti investiciją, mano nuomonė. Jeigu dirba verslo srityje, jeigu neturi pajamų, tai irgi jo šansai yra praktiškai 0 gauti investiciją. Tai viskas prasideda vienaip ar kitaip, kad jums reikės daryti produktą, ar servisą tą, ar dar kažką, ir tik po to eiti į prezentacijų darimą, į projektavimus ir taip toliau. Tai tų skambučių neužteks šiais laikais. Dabar jau reikės turėti produktą, nes sukurti svetainę ir gauti pirmus klientus dabar kainuoja visiškai minimaliai. Tai ir tiesiog bet kurio investuotojo yra tikėjimą, expectationas, kaip čia dabar pasakyti, lūkestis, kad jūs turėsite, nežinau, bent kelis tūkstančius vartotojų ir kad bus augimas dar, ne tik, kad šiaip jie bus atėję, bet kad ir bus augimas ir bus galima rodyti, kad jie lieka jūsų appse arba svetainėje arba platformoje. Jeigu jūs dirbat su verslu, kad jūs turėsit pirmus mokančius klientus. Čia grinai kalbam apie tos angelų raundus ir seedus. Jeigu jūs norėsite, jeigu galvosite apie kelis milijonus, tai turite turėti minimum, mano nuomonė, dabar jeigu pasikelt kokį 30-50 tūkstančių eurų pajamų, kai kalbam apie kažkokius didesnius raundus. Tai čia kaip minimum, jeigu jūs dar turite kažkokią labai technologiją ir kažkokį konkurencinį pranašumą. Jo, tai šiek tiek priklauso, aišku, ir nuo investuotojų, ir nuo etapo, kuriuose orientuojasi. Pavyzdžiui, mes esame finansavę vieną idėjas, plikas idėjas, visiškai tiesiog ateina žmogus susidegęs, viena motivacija, viena žmogų esu matęs ir kitur, tai kiti teisingai sakai, jau turi tam tikrą ribą, kažkiek priklauso, bet netgi prieš ieškant investuotojų pačiam savo atsakyti, ar man apsimoka, ar mum, kaip įkūrėjų grupė, apsimoka ten sekančius metus kurti tą produktą, kartais išgrynini, vėlgi, mano tokia kaip ir nuomonė, kad tu gali bet kokį verslą supaprastinti iki keletos tezių, kurios gali labai lengvai arba patvirtinti, arba paneigti. Ir tada tik tai patvirtinus, tikrai tokio produkto reikia, žmonės reaguoja, tu gali tada judėti toliau. Čia pasinaudosiu progą pareklamuoti tokią vieną įdomią knygą apie startuolius, vadinasi Lean Startup. Lieknas startupas, Amazonė, bet kur galite surasti ir kaip tik šneka apie tai, kad nereikia kurti sunkiasvorių, labai sudėtingų produktų, nes labai dažnai tu įsiaiškini, kad rinkai visai reikia kažko tai kito ir atvirkščiai. Kartais padarai kažką tai super paprasto, pakoreguoji keletą kartų ir tik tai tada, kai jau tikrai žinai, kad, kaip vėlgi, jūsų atveju tiesiog netyčia įsiaiškinote, kad yra labai didelė niša. Tai tada jau reikia iš tikrųjų apsikrauti sunkiais ginklais ir iš tikrųjų tą idėją maksimaliai kūrybiškai gyventi. Aš dar gal papasakočiau apie mūsų, kuri labai, suportinčiau tavo mintis, ką tu sakai dėl erdvėlaivio, tai mes turime nestatyti kosminių laivų, tai pas mus yra didžiausias keiksmažodis yra kosminis laivas. Ir vienas dalykas, tu įsitikinai, ar tavo idėja veikia, bet kitas dalykas, labai dažnai tos idėjos, kai tu statai kosminį laivą, jos net neišeina neišeina į viešumą. Tai mes turim antrą labai didelę frazę, kurią apskritai vadovavomės, kad done is better than perfect, nes dažniausiai perfect būna po 5 metų, kuris dažniausiai irgi nepasiekia dienos šviesos, tai mes sakom, just done, do it, ir viskas. Yra tik tai vienas žmogus pasaulyje, Steve Jobsas, kuris matyt galėtų pasakyti atvirkščiai, perfect is better than done, bet startuolių pasaulis dažniausiai iš tikrųjų veikia pagal atvirkštinę tą formulę. Įdomus klausimas iš Lino. Sutrumpinsiu, reiškia, startuoliai kartais pasirenka lėtesnį augimą dėl skirtingų priežasčių. Nori ar mažiau rizikuoti, ar iš tikrųjų turi kitų tikslų negu finansinių, bet investuotojai spaudžia į labai rizikingą žaidimą. Iš tikrųjų, dažniausiai, kiek irgi man teko susidurti, tai yra investuotojai reikalauja labai greitai sudeginti pinigus, sužinoti atsakymą taip ne, ar iš tikrųjų išeina ne, ir jeigu failinti, tai fail fast, ir kartais tai netitinka startuolio įkūrėjų viziją, strategiją, norus, tiesiog, matyt, Giedrė dar nėra susidūrusi, nes aš kaip investuotojas pasakysiu, mes kol kas 100% ir šiaip 100% palaikome įkūrėjų viziją, bet tarkime, Mila, ar tu susidūrė su tokiu požiūriu?
Aš nežinau, ką reiškia fail fast, nes pavyzdžiui, jeigu gauni ten 20 milijonų, tai mes turim tikslą juos išleisti per 1,5-2 metus. Tai čia nežinau, fail fast ar fail slow. Įvertinti, ar jūsų tam tikros investicinės tezės, kurias iškėlėte ir kurias finansavo investuotojus, ar iš tikrųjų, tu sakai 1,5 metų, tai pagal mane tai yra fast, įsitikinkite, ar veikia ar ne, bet jeigu taip perfrazavus, tai investuotojo iš tikrųjų noras yra maksimaliai greitai suprasti, ar jo investicija pasiteisino ar ne, jisai neturi kantrybės ir dažniausiai netgi jam uždrausta pagal jo investicinio fondo vidinės taisyklės laukti, pavyzdžiui, 20 metų, kol bus sudeginti tie pinigai ir išaiškės, ar auga ar ne. Ir kartais, ne visada, bet kartais tai prieštarauja, pavyzdžiui, įkūrėjų vizijai. Jis sako, jūsų investuotojai tai yra viena iš 100 kompanijų portfelė, bet mūsų tai yra vienintelė. Tai mes gal pasirinksime lėtesnį kelią, daug lėtesnį, bet užtat stabilesnį, mažiau rizikingą ir iš tikrųjų nevedantį prie fail fast. Tai atsiranda tam tikras dinamikų konfliktas. Ar jūsų atveju kažko tai tokio buvo ar ne? Mūsų, kadangi buvo fail fast, mes suprantam patys asmeniškai, kad Vinted yra dabar tokioje rinkoje ir tokioje konkurencinėje rinkoje, kad mes negalime laukti 5 metų atsakyti, ar mes galim būti ar tai gali būti sėkmingas produktas, mes žinom, kad mes turime 1-2 metus tą atsakyti, tai mūsų tiesiog founderių buvo pasirinkimas fail fast ir mes tokių investuotojų ieškojom, kurie taip pat mąsto kaip mes. Tai man atrodo, kas yra labai svarbu, čia irgi yra investuotojas, gal nėra kaip vedybos, bet yra taip pat tavo ir investuotojų vizijos turi sutapti. Ir tai turi taip, nes jeigu tu pasirašai sutartį, bet jūs skirtingai matote, tai man atrodo, čia yra apskritai kertinis dalykas, kur turėtų būti šaustoperis. Tarsi tu net negali pasirašyti, nes tai užprogramuota konfliktui. Ir jeigu founderiai nesijaučia motyvuoti ir jie jaučiasi pušinami, tai man atrodo, tai yra vėlgi failo labai didelis šansas. Edmundai, ar esi tokių nesutarimų su investuotojais turėjęs? Visi nori kokio greitesnio augimo, tiek investuotojai, tiek founderiai. Klausimas tik tai, kaip to augimą pasiekti. Tai jeigu founderiai įsivaizduoja, kad kažkoks kitokia strategija yra tinkamesnė, tai jie tiesiog turėjo tą iškomunikuoti investuotojams. Realiai toks scenarius, man atrodo, ne tik Lietuvoje, bet Rytų Europoje šiaip yra visiškai neaktualus, nes jeigu jūs esate pradedantis startuolis ir jūs kažkas pušina, kad jūs kažkur kranelį prisukot ir galėtumėte augti greičiau, tai jūsų vieta jau seniai yra Silicio slėnyje arba kaip Vintedui reizintis iš Axel partnerių. Kaip standartinis mūsų Rytų Europos lygio startupas, jums nesusidursit tiesiog su tokiu scenarium. Tai kad praktika, ar nežinau, bet koks Rytų Europos fondas jums sakys, kad jūs kažkaip per atsargiai čia darot, geriau mažiau pajamų, o taškykit geriau pinigus ir kad greičiau būtų fail fast. Joks Rytų Europos investuotojas nesakys fail fast. Vengs šito žodžio. Aš šiaip pagalvojau, aš dabar kadangi vertinu pagal Axel partnerius ir pagal Insight Ventures, kurie yra visiškai... čia yra 2 skirtingos turbūt stovyklos, nes mes truputėlį su kitokio tipažo investuotojais pasirašėm. Ir kadangi pas mus yra rizikos kapitalo fondai, kurie yra labai aukštos rizikos, tai jie tiesiog irgi tos mokyklos, kur irgi fail fast propaguoja stipriai. Giedrė, tu dalyvavai jau susitikime su investuotojų angelu Šarekruto iš Kanados, tai yra pavienis angelas ir tarp kitko tai nėra jo, kiek žinau, pagrindinis darbas investuoti, bet tavo komentarai dėl dinamikos tarp investuotojų, komentarų, nuomonės vertinimų ir jūsų norų. Vėlgi manau, kad tikrai labai priklauso nuo pradinių lūkesčių, su kuo ateina startuolis ir su kokiais lūkesčiais ateina investuotojas. Mūsų Šarekruto atveju investuotojas, kaip Ilja minėjo, tai nėra jo verslas, jis ne iš to pagrindinio proceso gyvena ir tai tikrai stipriai jaučiasi. Kadangi tada žmogus žiūri ne tik į piniginę, ne tik į finansinę dalį, bet ir žiūri, kaip komanda jaučiasi tai darydama, kokie jos tikslai, kokios pagalbos reikia. Tai manau, kad jau aukštesniam lygiai tikrai, taip sakant, šitų dalykų jūs išgirsite mažiau ir nebūtinai reikia to bijoti, tiesiog reikia suprasti, kad tada jau kai pasieksite tokį lygmenį ir jūsų profesionalumas bus gerokai paaugęs, kad jūs galėtumėte suprasti ir įvertinti tai.
Gerai, dar klausimų labai daug liko, atsiprašau visų, kurių tiesiog fiziškai nespėjau šiandien perskaityti, tai bus geras rezervas ir svetainėje mes pasižadam kažkiek tai atsakyti iš tų klausimų, kurie buvo. Taigi dėkingas visiems, tikrai likite, dar pabendraukite tarpusavyje, va tą pusę, kur Edmundas paklausė, yra startuoliai ir kita, kur nori prisijungti prie jų, susipažinkite, pašnekėkite, gal ir gims vienas kitas startuolis, o mes su komanda atsisveikiname iki kito renginio, kas bus maždaug už mėnesį. Ačiū. Ačiū.